Žiūrėkit, ateikit čia. Čia yra protokolas jūsų. Vienas protokolas ant dviejų, jūs nedėsliai vada. Parkelius. Nežinau, jeigu žiūrės palikas čia, gal turi. Tai va, jūs poroj su juo. Marius, dabar žiūrėkit, esminis dalykas yra, dabar turit kiekvieną savo porą. Viskas vyksta pasitikėjimo principu, iš tikrųjų žuvis registruojat ir kiekvienas vienas kitam esate teisėjas. Pavyzdžiui, aš sudariu mane, mes viens kitam teisėjaujam. Burtų kelių tarpusavį, pradedant žvejybą, išsimeskit kapeiką, kas pradeda 1 valandą teisėjauti. Galit pasiskirstyti pusvalandžiais ar valandom. Vienu žodžiu, jeigu aš įsitraukiau pirmas, aš pirmą žvejoju, jis man teisėjauja. Žvejot gali abu, bet tas, kuris pirmą žvejoja, jis yra prieki. Teisėjaujantis žmogus negali jam užeiti už priekį. Jis gali iš nugaro žvejoti tą pusvalandį, praėjo pusvalandis, atėjo, va, dabar eini paskui mane, tada teisėjauja kitas. Bet jeigu pagavo žuvį ir teisėjaujantis žmogus, irgi turi privalo ateiti. Bet pirminybė yra tam, kuris pirmą pusvalandį, daleiskim, žvejoja, jis pagavo ir tas turi ateiti ir nebežvejoti, bet turi pamatuoti pas jį žuvį. Registracija yra paprasta. Įsirašo dalyvio numeris, žuvies rūšį pagauna, upėtakis ar šlakis ir ilgį išmatuoja. Pagavimo laiką ir teisėjas ir dalyvis pasirašo. Viską tą fiksuoja. Ar suprato, tada dar kartą pasakyti. Vienu žodžiu, viens kitam teisėjaujat. Palei susitarimą įsitraukit, aš pirmą žvėjoju šį pusvalandį, man iš galo eina teisėjaujantis žmogus. Pusvalandis, kitas eina priekį, turi teisę paprašyti, o prašau teisėjas einama, žinau, ten gerą duobę, paskui tave eina. Ir tu galima... Duomenis Minija yra palyginama su geriausiamis pasaulio laimo upėmis ir net prilyginama ten Rokio kalnų krikštoliniams, reiškia, upeliams. Tai labai norėčiau tuom pasidžiaugti ir iš tikrųjų norėčiau, kad jūs gerbtumėte upę. Labai paprašyčiau iš tikrųjų nebraidžiuoti labai stipriai po upę, nes dabar ir taip ir tas kiršlių sunerštas ir to labiau, kuo daugiau brendam, to labiau tikriausiai mūtinam tą jau taip sumūtintą vandenį. Tai, jo. Aiškus, gamta yra tokia, bet reikia padėkoti, reiškia, mūsų miškų ir upių dievui, kad jisai taip stipriai nenubaudė kaip praeitais metais. Vandens sąlygos yra gaudomos, reikės pasistengti truputėlį, bet situacija yra labai gera. Žuvies ir tikrų upė yra, tikimės dar, kad yra ir užsilikusių šlakių, o galbūt yra atėjusių kokių nors ir jauniklių, šviežių yra atėjusių. Tai ką, turim džiaugtis. Tokia galimybė, čia mūsų jau, nežinau, jau tikriausiai entasis, reiškia, pagavai paleisk, su labai giliom tradicijom ir labai džiugu matyti tokį didelį ratą žmonių ir jaunų žmonių. Ir aš labai tikiuosi, kad labai neužilgo iš tikrųjų prikis ir mes žvejosim iš principo pagavai paleisk su vienšakiais kabliukais, bet karpėlių. Ir šiandien irgi rekomenduoju žvejoti vienšakiais kabliukais, bet karpėlių. Jo, nepasakė, kad... Paleisti. Tai ką, visiems nei žvyno, nei uodegos. Ir... Sėkmės tiems, kurie moka žvejoti, nei žvyno, nei uodegos tie, kurie nemoka žvejoti. Jinai nedirba. Nu, jeigu jie mėto, jie vis tiek, jinai visą judantis. Žinok, patarčiau nedėti vištos. Valdas, kągi to puikiai... Aš tuos iš šonų dedu, jisai puikiausiai.
Sniego darė. Toks mažytis. Beveik pagavo žuvį, išskyrus prezidentą ir Modestą. Reiškės. Tai sakyčiau, kad iš tikrųjų galbūt buvo panikos ryte be reikalo. Ne, iš tikrųjų be reikalo, bet ir gyvenime taip dar nesu buvęs, kad čia yra, reiškia, drumstas vanduo, tokiu atveju, o nuvažiavęs 10 km ir ten 10 km vanduo liktis ir gerai. Žodžiu, vis tiek mes esam tokie, mūsų klubas toksai nekomercinis, mes gyvenom iš 2% ir iš nario mokesčių, tai žolę kartais. Nu, žolę gautais pastumdom jo ir stengiamės visada prizus gauti našarom. Tai labai esam dėkingi myfly.lt už varžybų. Aš tai paimu. UAB maselinė.lt. Jie mumis visada remia, mes to labai ilgai esam dėkingi. Labai ačiū. Šiandien mane išmokino aukštą stopą daryti. UAB Destinata. Vėl aš paimu. Stonefly.com. Vėl. Tu paneši? Čia kvepia grinai. Jau dajai. Ir spūdėmis.lt. Čia. Čia kėdė pasidėk, Donatai. Čia. Monopolija. Šuklės kodui. Ačiū labai, Ginrai. Goodliners.lt. Vėl. Tai tu neįgu, Donatai. Atsisijęs klau. Ir žemsodis, čia sodybo šeimynė. Garbinga vieta. Labai ačiū, Denai. Čia mano prizė va tenai. Algimantas gauna labai daug vertingų prizų. Labai ačiū. Ką užmiršau pažymėti iš tokių pagrindinių dalykų, tai pirmos 4 prizinės vietos tai yra automatiškai bilietas Lietuvos čempionatą. Tai va, aš patenku į Lietuvos čempionatą ir jame dalyvausiu. Ir taip, garbinga 3 vieta. Kas? Gintaras Zaksas! Sveikinu, Gintarai. Vizai gausi medinį prizą. Ir bilietai čempionatas.
labai garbinga vieta. Tuoj pasakysiu taškų skaičių. Tai yra Marius Kupšys, jisai pagavo 1, 2, 4 žuvis ir jo pasį taškų 465. Čia yra gerai, kad ir Tinkas medinis prizas. Kokiam tvenkely gaudė? mokamas yra. Noriu pareklamuoti Donio mūsas. Šiaip prieš 2 metus gavau keletą mūsų Donio. Tai labai dirba. Visi bėgioja. Ir vienas didžiausių laimėtojų mūsų pirmoji vieta atitenka Arūnui Petrauskui. Žuvų, tai pasakysiu, palaikyk diplomą. Be skaičiaus. Yra 4 žuvus taškai 555. Bet ant bojas. Švakas prigaudė. Atsisukit su prizais. Supratau, šeiminis biznis. Aš norėčiau padėkoti Donatui, savo mokytojui, tai ačiū. Jisai tik prizą gavo. Ačiū tau, Doni, už Reikia toliau. Noriu įteikti prizą mūsų pačiam jauniausiam varžybų dalyviui Justui Česnai. Šaunuolis Justai, čia vienas iš mūsų naujausių, gal net šiemet į klubą stosinčių narių. Tai va, tau prizas. Atsisuk Justai. Atsisuk Justai. Va, tam dėdė. Justai modis. Ir va, tau prizo. O, skečia tu galvą gavai. Nu tai va, toks mūsų finalas. Nežinau, vanduo iš tikrųjų buvo geras, aš tikėjausi geresnių rezultatų, bet šiandien yra nekibis. Nes aš žinau, nu, bet rezultatas šioks toks yra. Nu, nežinau, kodėl taip mažai žuvies iš tikrųjų, nes vanduo iš tikrųjų geras. Bet kelintas čia 7.